Sveiki, šiandienos pamoką pravesiu aš, Žygimantas Šalčiūnas. Mūsų pamokos tema – oksidacija redukcijos reakcija. Kuogi ypatingos tokios reakcijos? Šių reakcijų metu vyksta elektronų pasikeitimas tarp cheminių dalelių, vadinamų reduktoriais ir oksidatoriais. Reduktorius – tai cheminė dalelė atiduodanti, prarandanti vieną ar kelis elektronus. Oksidatorius – tai cheminė dalelė prisijungianti vieną ar kelis elektronus. Oksidacijos redukcijos reakcijos gali vykti organinėse, neorganinėse ar mišriose sistemose. Dar vienas terminas, kuris mums reikalingas, kalbant apie šias reakcijas, tai oksidacijos laipsnis. Tai sąlyginis atomų krūvis vieninėse sudėtinėse medžiagose, kur tas atomas įgyja netekdamas ar prisijungdamas kelis valentinius elektronus. Kodėl mes sakome sąlyginis ar menamas krūvis? Jeigu prisimintume cheminius ryšius, tai tik joninėse sistemose joniniai junginiai, pas juos sutampa krūvis ir oksidacijos laipsnis fizikinė prasme. Molekulėse, kaip pavyzdžiui CO2, SO2, H chloras, pas mus oksidacijos laipsnio reikšmės ir krūviai tikrieji nesutampa. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtume dabar apie vandenilio chloridą, tai daliniai krūviai atsiradę dėl kovalentinio polinių ryšių susidarimo, ties vandenilio ir chloro bus matematinė reikšme ne +1 ir -1, o šiek tiek mažesni. Todėl tik joninėse medžiagose, kaip druskose, hidroksiduose, oksidacijos laipsnis ir krūvis matematinė reikšme sutaps. Dabar taip, kokie oksidacijos laipsniai gali būti? Jie gali būti kaip ir krūvis, gali būti teigiamo, neigiamo ir neutralaus skaičiaus. Daugelis elementų atomų turi kintamą oksidacijos laipsnį. Pavyzdžiui, siera gali turėti -2, +4, +6, retais atvejais +2. Chloras gali turėti ir -1, ir +1, hipochlorituose pavyzdžiui, chloratuose, druskose ir tiek chloro rūgštyje, chloras gali turėti +5, perchloras +7. Perchloratai, chloro rūgštis gali turėti +7 oksidacijos laipsnį. Chromas taipogi turi kintamą oksidacijos laipsnį +2, +3, +6. Kintamas oksidacijos laipsnis būdingas daugumai ir prieinamųjų elementų. Dabar aptarkime, kokiamis taisyklėmis naudosimės nagrinėdami oksidacijos redukcijos reakcijas ir nustatinėdami oksidacijos laipsnį. Pirmiausia, vieninėms medžiagoms mes priskirsime oksidacijos laipsnį 0. Tai tiek molekulinėms medžiagoms kaip chlor2, H2, O2, O3, kur tarp elementų yra kovalentiniai poliniai ryšiai, oksidacijos laipsnis bus 0, tiek metalam ar nemetalai, kurie turi kitokią struktūrą, irgi oksidacijos laipsnis bus 0. Antra, visų formulinį vienetą ar molekulę sudarančių atomų oksidacijos laipsnių suma bus lygi irgi 0. Jonams oksidacijos laipsnių suma sutaps su krūviais. Trečia taisyklė, pirmos grupės metalams mes priskirsime oksidacijos laipsnį +1, o antros grupės metalams +2. Pavyzdžiui, natrio chloride oksidacijos laipsnis natrio bus +1, kalcio chloride +2. Vandeniliui dažniausiai oksidacijos laipsnis junginiuose bus +1, o chloro visada -1. Dabar yra išimtis, kad jeigu vandenilis sujungtas su metalu, tai yra metalo hidriduose, tai vandenilio oksidacijos laipsnis bus -1. Kodėlgi?
Pavyzdžiui, jeigu mes paimsime kalcio hidridą, tai pagal trečią taisyklę aukščiau esančią, kalcio oksidacijos laipsnis yra +2, taigi dviejų vandenilio oksidacijos laipsnių suma turėtų būti -2. Ir vienam vandeniliui tenka jau -1 oksidacijos laipsnis. Deguonies oksidacijos laipsnis dažniausiai yra junginiuose -2. Prie išimčių čia bus peroksidai, superperoksidai ir deguoniniai fluoro junginiai. Tai peroksiduose deguonis bus -1. Pavyzdžiui, vandenilis pas mus pagal aukštesnę taisyklę yra +1. Tai dviejų vandenilio oksidacijos laipsnių suma bus +2. Deguonies dviem atomam tenka tada -2. Ir kadangi paskirsime vienam deguoniui koks laipsnis, tai gausis, kad tenka -1. Fluoro junginiuose, kadangi fluoras visą laiką fiksuot turi oksidacijos laipsnį -1, pats elektroneigiamiausias elementas, tai deguonies oksidacijos laipsnis bus teigiamas, nes deguonies elektronai šiek tiek pasislinks link fluoro, dėl to ties deguoniu atsiranda dalinai teigiamas krūvis, o ties fluoro dalinai neigiamas krūvis. Na, oksidacijos laipsnis mes čia formaliai, kaip sakėm, priskiriam tada prie deguonies +2, o fluoro -1. Dabar binariniuose arba dviatomiuose junginiuose, sudarytus iš dviejų skirtingų elementų, 7 grupės elementai dažniausiai turės -1, 2 grupės -2, 5 grupės elementai -3. Dabar aptarkime keletą pavyzdžių ir pasižiūrėkime, kaip skaičiuosim tas oksidacijos laipsnius. Pirmas mūsų junginys yra ozonas, O3. Kadangi tai yra ši molekulė sudaryta tik iš deguonies atomų, tai oksidacijos laipsnis pas jį bus 0. Sekantis junginys tai yra boro trioksidas. Pradedam nuo ko pagal taisyklės? Pradedam nuo deguonies. Rašom iš deguonies -2. Bendras oksidacijos laipsnis visų trijų deguonies atomų bus -6. Kadangi molekulė neutrali, tai dviejai borai turi turėti kiek? +6 oksidacijos laipsnių bendrą. Tai kadangi 2 borai, tai +6 dalinam iš 2 ir gauname taip, kad vienam boro atomui tenka šiame junginyje +3. Nitrato jonas. Tai jau yra jonas, jau nebe neutrali dalelė. Tai čia oksidacijos laipsnių suma tiek azoto ir deguonies kartu turės sutapti su krūviu. Tai bus -1. Iš deguonies rašom pagal taisyklės -2. -2 kart 3 -6. Taigi reikia paskaičiuoti, kiekgi teks azotui sudėjus tos oksidacijos laipsnius. Kadangi, sakėm, jonas nitratas yra neigiama dalelė, tai krūvis -1 sutaps su bendra oksidacijos laipsnių suma. Bus -1. Taigi vyksas tada bus +5. Kalio hidridas. Vandenilio hidridas. Kalio hidridas. Kadangi sudarytas iš pirmos grupės metalo ir vandenilio, tai pirmiausia prioritetas yra kaliui. Tai virš kalio rašom +1. O kadangi tai yra neutrali molekulė, šiuo atveju galbūt formulinis vientis tiksliau, tai ne molekulinis junginys, o joninis. Taigi šitam formuliniam vienete, reiškia, oksidacijos laipsnių suma turi būti lygi 0. Tai neutralus junginys. Tai kad gautume 0, vandenilio oksidacijos laipsnis turi būti -1. Taip ir yra, kadangi jis čia 1, tai visas tas -1 tenka jam vienam. Vandenilio peroksidas. Vėlgi atkreipia dėmesį į taisyklės. Pradedam nuo vandenilio. Viršutinį rašom +1. Bendras tada tenkantis oksidacijos laipsnių suma vandenilio yra +2. Kadangi tai neutrali molekulė, deguonies abiejų atomų oksidacijos laipsnių suma turėtų būti lygi -2. Vienam deguonies atomui tenka -1 oksidacijos laipsnis. Kalio dichromatas arba bichromatas.
Čia mes turim jau 3 elementus. Pradėsime nuo kalio, paskui deguonies eisim ir nustatysime chromo oksidacijos laipsnį. Pagal taisyklės kalis pirma grupė, oksidacijos laipsnis +1, deguonis dažniausiai junginiuose sakė -2, tai dėl to rašom -2 ir paskaičiuojame 2 kaliai tai +2, 7 deguonies atomai duoda mums -14, o šiam junginiui chromus mes turime 2, taigi 2 chromai turi mums duoti bendrą oksidacijos laipsnį, tai bus +12, kad gautume bendrą oksidacijos laipsnį 0 viso junginio. Taigi vienam chromui tenka +6. Pirofosfatas. Galbūt rečiau matomas opcionas mokykliniam kurse. Tai vėl pradedam nuo deguonies, kadangi fosforo mes tos taisyklės nematėm. Virš deguonies rašom -2. Bendras oksidacijos laipsnis 7 deguonies atomų -14. Fosforų čia pas mus 2. Taigi 2 fosforai ir 7 deguonis turi turėti bendrą oksidacijos laipsnių sumą -4, kuri turi sutapti su pirofosfato jono krūviu. Taigi mums trūksta +10, kad gautume -4, o fosforų tenka +5, dvigubai mažiau. Pabandykime dabar pritaikyti tas taisyklės konkrečiai oksidacijos redukcijos reakcijai ir nustatykime jai oksidacijos laipsnius. Pradėsime nuo natrio tiosulfato. Pirmą nustatom natriui, deguonį, tada sieros atomą. Natris +1, kadangi pirmosios grupės elementas, virš deguonies rašom -2. 2 natrių oksidacijų laipsnių suma bus +2, 3 deguonies atomų bus -6. Kadangi junginys neutralus, tai sierai bendrai turi tekti +4. Na, kadangi sieros atomai 2, tai kiekvienam sieros atomui tenka po +2 oksidacijos laipsnis. Brom 2 molekulė yra vieninė medžiaga, dėl to 0. Natrio hidroksidė pradedam nuo natrio, natris +1, vandenilis +1. Kadangi abiejų po 1, reikia gauname +2. Neutralus junginys turi būti, dėl to deguoniui tenka -2. Taip, natrio bromidė, natris plius, tada vandens prie 1, tai bromas, tada irgi -1. Natrio sulfate natris +1 pasirašom, virš deguonies -2. 4 deguonies atomai bendrą oksidacijos laipsnį turės -8. Šitam junginyje tada pas mus trūksta +6 ir +6 teks sieros vieninteliam atomui pilnai visą skaičių. Vandens molekulę virš vandenilio +1 parašom, bendras +2 dviejų vandenilio, virš deguonies tada bus -2, kadangi tai irgi neutralus junginys. Atkreipiam dėmesį, kokie elementai keitė oksidacijos laipsnius. Siera prieš reakciją natrio tiosulfate buvo +2, po reakcijos natrio sulfate siera +6, brom 2 molekulėje bromas nulinis, po reakcijos natrio bromidė bromas -1. Parašome puslygtis oksidacijos redukcijos, kaip elementai keičia savo oksidacijos laipsnį. Siera iš +2 tampa +6. Imame 2 sieros atomus, kadangi pirmam junginyje natrio tiosulfatės sieros atomų yra 2. Ir dėl tikslumo mes tas skaičius įtraukime į puslygtę, kad lengviau būtų skaičiuoti. Bendras oksidacijos laipsnių suma čia yra +4, čia pas mus yra +12, tai reiškia siera +2 praras bendrai -8 elektronus. Dabar brom 2 molekulėje, reiškia, keičia oksidacijos laipsnį į -1. Kadangi tai yra dviatomė molekulė, tai mes jos formulę perrašom irgi, nekeisdami. Ir kadangi tai yra dviatomė molekulė, tai po reakcijos mes logiškai turėtume gauti 2 bromidus.
Dėl to irgi mes parašom 2 čionais. Oksidacijos laipsnis čia bendras 0, čia pas mus -2. 2 kart -1, -2. Reiškia, brom 2 molekulė prisijungia iš viso 2 elektronus. Taip, kadangi oksidacijos redukcijos reakcijose pas mus kiek elektronų prarandama, tiek ir prisijungiama, tai pas mus bendras elektronų skaičius prarastų ir prisijungtų elektronų turėtų būti tas pats kaip nuošas. Pas mus mes įsivedam savo daugiklį, pirmai puslapiai bus vienetas, o kitai 4, kadangi bendras mažiausias kartotinis 8 ir 2 yra 8. Va. Taip, reiškia, pirma dalelė pas mus yra reduktorius, antra dalelė yra oksidatorius, kadangi čia elektronų buvo praradimas, o čia elektronų prisijungimas. Pirma puslapį yra oksidacija, antra puslapį yra redukcija. Kadangi reduktorių oksiduoja cheminio proceso metu oksidatorius brom 2, dėl to vyksta reduktorius oksidacija. Na ir atvirkščiai, brom 2 molekulę oksidatorių redukuoja reduktorius Sera plus 2, dėl to vyksta brom 2 kaip oksidatorius redukcija. Taip, tai dabar, kai mes įvedėm daugiklius, tai persirašom tas puslapis sutvarkytas. Reiškia, pirmoji nieko nesikeičia, antroji pas mus įsiveda 4 kart didesnį koeficientą. Reiškia, 4 rašom, čia dauginam kart 4, 8 elektronų ir čia kart 4, 8 bromidai. Taigi dabar gautus tos koeficientus mes keliam į puslapį. Pradėsim lyginant, surašom, reiškia, tos elementus, kurias žinome. Tai dabar, reiškia, kadangi čia seros iš viso plus 2 turi būti 2, kadangi jau taip jau pas mus yra 2 atomai, tai čia menamas koeficientas vienetas. Šitą dvetą mes rašom tada prieš natrio sulfatą. Dabar iš antros puslygtės 4 rašom prieš brom 2 ir 8 rašom prieš natrio bromidą. Dabar, kaip toliau pildom, tai siūlymas yra skaičiuoti taip, kad pradedam nuo metalų, tada eisim prie nemetalų, išskyrus vandenilį ir deguonį, tada vandenilį suskaičiuosime, kad prieš ir po reakcijos būtų vienodas atomų skaičius, ir tada patikrinsim, ar sutampa deguonies atomų skaičius. Tai dabar prieš reakciją natrio pas mus yra čia menamas vienetas, tai yra 2 atomai, čia nežinom, x. Čia pas mus natrio iš viso yra 8 ir 2 kart 2, dar 4, tai iš viso 12, po reakcijos yra 12 natrio atomų. Taigi prieš reakciją irgi turėtų būti 12 natrio atomų. Jeigu čia pas mus menamas vienetas jau yra fiksuotas, tai čia 2, tai trūksta 10. Dėl to rašom prieš natrio hidroksidą 10. Pasitikrinam kitus nemetalus. Dabar pas mus siera jau buvo tikrinta, tai po 2. Bromo atomai 8, 8 viskas tvarkoj, sutapo kaip ir iš puslapčių. Einam tada toliau prie vandenilio. Vandenilis pas mus tik natrio hidroksidė šiuo atveju, tai iš viso yra 10 vandenilio atomų, o po reakcijos matom tik 2, tai mums reikalingas daugiklis 5. Na, turim visus koeficientus, tik reikia dabar patikrinti, ar sutampa deguonies atomų skaičius prieš reakciją ir po reakcijos. Taigi, šičia mes turime 3, dar 10, tai iš viso 13, po reakcijos turime 8 ir dar 5, tai bendroji suma irgi 13. Kadangi sutapo, aiškiai, tikėtina, kad mes viską teisingai įvertiname. Dabar čia va jums pabandyti namų darbams, pasitikrinkite su taisyklėmis, kaip reikia pildyti. Sėkmingo jums darbo, tikiuosi neužsnūdot ir susitiksime kitose pamokose. Drąsiai rašykite man elektroninį ar užėję puslapį. Sėkmės
gerų pasiekimų chemijoj.